2009 m. lapkričio 12 d. Alytaus Jotvingių gimnazijoje buvo pristatytas šiomis dienomis pasirodęs Jotvos Sūduvos Dainavos krašto lietuvių istorijos metraštis Terra Jatvezenorum, kurį leidžia Punsko Aušros leidykla. Pristatyme kalbėjo šio leidinio vyriausiasis redaktorius Sigitas Birgelis, redaktoriaus pavaduotojas Punsko ir Seinų krašto istorijos paveldo puoselėtojas, buvęs Punsko licėjaus direktorius Juozas Sigitas Parancevičius, metraščio programinės tarybos narė, Punsko kovo 11-osios licėjaus direktorė, vieno čia spausdinamų straipsnių autorė, humanitarinių mokslų daktarė Marytė Černelienė, Alytaus krašto rašytoja, daugelio knygų istorinė tematika autorė Elvyra Biliūtė Aleknavičienė. Metraštis susilaukė didelio Alytaus gimnazijos mokytojų bei moksleivių susidomėjimo. Pirmiausia, kaip ir dera, pristatau svečius, pristatau žiūrėdamas į knygą. Tai knygos vyriausiasis redaktorius Sigitas Birgelis. Tai redaktoriaus pavaduotojas Juozas Sigitas Parancevičius. Programinės tarybos narė daktarė Marytė Černelienė. Ir dar viena mūsų viešnia, tegu alytiškė, bet viešnia ir miela viešnia, tai yra Alytaus miesto savivaldybės administracijos kvietimų skyriaus vyriausioji specialistė Elvyra Aleknavičienė. Ir tarp tų medžiagų, kuri buvo parašyta žymiai anksčiau, tai yra Barboros Vileišytės. Ilgus metus gyveno Varšuvoje, dirbo Varšuvos universiteto mokslinėje bibliotekoje, paskiau išvažiavo į Romą ir iki dabar dirba Romoje. Bet buvo Vatikano radijo laidų redaktorė, dabar dirba jau kaip teisininkė, visą tai, kas jai labiausia įvykė. O apie Seinus, Seinais įdomėjosi nuo seniai, jis spausdino vieną iš plačiausių straipsnių Seinų spaustuvės kultūrinė veikla. Aš šitam straipsnį noriu parodyti labai sudėtingas veiklos sąlygas ir tos veiklos rezultatus. Kaip mes visi gerai žinom, kad Lenkijoje po Antro pasaulinio karo labai sumažėjo tautinių mažumų, nes pasikeitė valstybės sienos. Jų, lyginant su tarpkaro laikotarpiu, buvo žymiai reikšmiai mažiau. Bet ir tuometinė valdžia skelbė vientautės valstybės politiką ir visoj savo valstybei tautinių mažumų nenorėjo matyti. Prasminga, kad šios knygos pirmasis pristatymas vyksta kaip tik čia, jūsų gimnazijoje. Aš viliuosi, kad į jį paimsite į rankas ir klasių auklėtojai, ir lietuvių kalbos, istorijos mokytojai, ir visų jūsų kruopštaus, nuoširdaus darbo dėka įvyks tai, kad gimnazistai ar ilgiau, ar trumpiau čia pasimokę, išeidami šalia kitų patirčių, įsineš ir gilų žinojimą apie Jotvingius. Man labai gera visada rankose laikyti naują knygą. Tai yra kažkoks neapsakomas virpulys. Žodžiais nenusakomas, aš linkėčiau patirti kiekvienam. Ką reiškia nauja knyga? Nauja knyga, naujas žinojimas. Iš tiesų, istorija žiauri ir negailestinga, bet toje istorijoje yra šviesulys. Visada tamsoje yra šviesos, o ta šviesa yra lietuviškas žodis, stebuklų stebuklas. Jis jungia mus visus net juodžiausiais laikais. Ta pačią dieną Terra Jatvezenorum buvo pristatomas ir Lazdijų bibliotekoje vykusioje knygų mugėje Prozos ruduo 2009.
Susitikime kalbėjo šio metraščio autoriai ir redaktoriai bei vienas šios mugės rengėjų Vilniaus mokytojų namų programų vykdytojas Juozas Žitkauskas.